Jeigu jūsų artimasis susižeidė ir kraujuoja, pirmiausia patikrinkite, ar tas kraujavimas stiprus. Jei silpnas, užteks užvynioti medicininį tvarstį arba uždėti vatos tamponėlį. Tačiau jei kraujavimas stiprus, tuomet pirmiausia reikia nepasimesti ir imtis veiksmų. Ir jeigu po ranka neturit nieko, nei pleistro gabalėlio, nei binto gabalėlio, tai pirma pagalba, ir jeigu yra švarios rankos, tai galima tiesiog paimti, net ir su 3-4 pirštais paprastai paimti ir kiek įmanoma greičiau spausti kraujančią žaizdą, kad kraujavimas kiek įmanoma mažiau žmogus netektų kraujo. Ne? Tada su ta ranka užspausta prieinam prie mašinos, pasiemam, sakykime, išsitraukiam vaistinėlę, pasiemam gabalėlį binto ir, sakykime, kažkokį dedam tiesiai ant žaizdos ir stipriai spaudžiam. Stipriai spaudžiam, susirandam binto rulonėlį ir pradedam bintuoti. Bintuojam ir žiūrim, kad kraujavimas niekaip nesustoja. Tai tokiu atveju, sakykime, pirma taisyklė, ko negalima daryti, visų pirma, negalima nuimti jau uždėto tvarsčio, kad jisai kaip ir baisiai atrodytų. Gal mes po ranka pačioj pradžioj binto neturėjom nieko, kažkokią dėjom skarelę, po to draugas koks atnešė binto, ne? Tai nenuiminėjom. Kodėl? Todėl, kad kraujas, ką jisai daro, pradeda skverbtis per bintą, ne? Ir pradeda kraujas po truputį džiūti, krešėti. Tai žaizda po truputį jau traukiasi, tai jau vis tiek mažėja žaizda. Ir jeigu mes nuimsim, vėl viskas atsilaisvins ir vėl stipriai kraujuos. Ne, mes galim paimti dar gabalėlį binto, dar dedam ant žaizdos ir dar bintuojam. Ir jeigu matot, kad niekas nepadeda, galim susirasti kokį kietą daiktą. Kas tai gali būti? Tai gali būti cigarečių pakelis, mobilus telefonas, akinių futliaras, distancinio pultelis, nuo kokių 2-3 cm storio kietą daiktą. Šiaip gydytojo, tai kartais, kai yra mažesnė žaizda, paima tiesiog net neišvynioto binto rulonėlį, deda tiesiai ant žaizdos ir stipriai bintuojam. Ir taip bintuodami mes ir stipriai užveržiam. Ir taip bintuodami, ką mes padarom? Mes sukuriam vadinamą spaudžiamąjį tvarstį, kuris tiesioginiu spaudimu spaudžia tiesiogiai esančią žaizdą ir kraujavimas tikrai turėtų pakankamai efektyviai sustoti. Taip pat po to galima padaryti dar 2 dalykus. Tai visų pirma, galima pakelti ranką virš širdies lygio, tam, kad kraujui būtų daug sunkiau patekti į žaizdą. Ir dar ką galim su laisva ranka, su 3-4 pirštais užspausti priešais esančią kraujagyslę. Tai rankoje per vidurį, pirmam trečdalį su 3-4 pirštais spaudžiam priešais esančią kraujagyslę ir taip stabdom kraujavimus. Ir tai yra 3 pagrindiniai būdai. Tai spaudžiamasis tvarstis, ranka virš širdies lygio ir priešais esančią kraujagyslę užspausti. Taip pat pas mus visuomeniai labai dažnai buvo įsišaknyjęs toks dalykas kaip užveržimas prieš žaizdą. Ir labai dažnai buvo naudojami, sakykim, senesnėse vaistinėlėse, kai būdavo žgutai arba dar kažkokius užveržimus, labai dažnai žmonės juos naudodavo. Bet dabar viskas linksta link to, kad to naudoti nelabai galima. Kodėl? Todėl, kad tokie visokie žgutai, užveržimai prieš žaizdą turniketai, jie reikalauja labai gilių medicinos žinių. Ir juos ne ką mažiau svarbu būdavo ne tik tai juos uždėti, bet ir tolimesnis jų taikymas. Ir tiesiog visuomenė neįsisąmonindavo, nes pakankamai dažnai reikėdavo juos atleisti, atlaisvinti, kad patektų kraujas. Nes taip užspaudus, sakykime, su kažkokiu žgutu, užspaudus ranką, kas atsitinka? Pradeda ranka apmirinėti. Žmonės tiesiog nenuimdavo, apmirdavo ranka. Antras dalykas, užspaudus, sakykime, su žgutu, užveržus kraujagyslę, taip yra ne tik tai užspaudžiama, sakykime, didžiosios kraujagyslės, bet nutraukiamos mažosios. Susidarydavo mėlynės, ten ranka daug sunkiau gydavo. Tai todėl dabar tokių kraujavimo stabdymų kaip užveržimai prieš žaizdą nebenaudojami. Kiek žinau, pasaulyje aktyviai tai daroma tik tai 2 vietose - Afganistane ir Irake. Tai karuose tik tai naudojami žgutai, užveržimai, o paprastai visuomenė tik tai su spaudžiamuoju tvarsčiu. Sakykime, taip galima stabdyti kraujavimą. Ir tokius kraujavimo stabdymus galima, tokį užveržimo, užspaudimo būdą galima traikyti visose vietose. Tai nesvarbu, ar tai bus ranka, ar koja, ar pilvas, ar galva, ar krūtinės sritis. Tai, sakykime, bet kurioje vietoje su spaudžiamuoju tvarsčiu galime efektyviai sustabdyti kraujavimus. Jeigu įtarėte, kad nukentėjusysis ką nors susilaužė, tuomet skubiai kvieskite greitąją pagalbą ir jokių būdų nejudinkite žmogaus. Ir svarbiausia, visais atvejais stenkitės išlikti ramūs, nes tam, kuriam reikia pagalbos, mažiausiai reikia pamatyti jūsų panikos pilnas akis.